Labas dienas. Labas rytas norėjau sakyti, bet žiūrėsit, juk ne rytas, man rytas. Nu kągi, štai lapkritis atėjo, atidundėjo. Taip, nežinau, kiek čia mes dirbsim, kiek čia mes būsim, kaip čia kas, bet sakėm, kad būsim, tai vadinasi būsim. Gerai, vakarykštė statistika. Va. 10 mėnesį, 30 dieną 3 mašinos, 10 mėnesį 31 dieną 3 mašinos. Tin. Gerai, šiandien 1. Ir kažko tai aš abejoju. Nors kažkas tai turi atvažiuoti, kažką pasižiūrėti. Bet tiksliai neatsimenu. Tik žinau, kad gausim mašinytę. Čia Seatas. Seat Alhambra. Alhambra iš tikrųjų. H raidė ispanų kalboj nesitarė. Tarkim. Olia tarėsi Olia. Olia. Nu, žinot, ką reiškia. Zdorova. O reiškia labas. Olia. O rašosi G-O-L-A. H raidė dasideda. Ne visuose žodžiuose nesitarė H raidė, bet daugumoje nesitarė. Tai va taip va. Eisim darytis gražių nuotraukų, nes vakar sutemo ir šitą. Pala, dabar galvoju, pežiuką. Ai, šitas sutvarkytas. Kija padaryta. Aha. Čia tie patys. Va. Dodge Durangas. Juodas, visas juodas. Juodas, net ir padangos juodos. Toliau. Mitsubishi Outlander. Šita padaryta, yra įdėta. Šita. Seat Alhambra. Alhambra. Na gerai, tegu bus taip. Taip. Setukas. Toliau. Čia kaip ir viskas savo vietoj. Va. Šito jaučiu nėra. Aha. Kas toliau? Šito žmonės nori, baisiai nori, bet nežinau, sako mum. Galvojam, sako, nu norėtumėm viens į kits, bet nežinau kas. Nežinau. Daugiau čia viskas taip, kaip turi būti. Kaip aš miego noriu. Vakar sėdėjau, ilgai biškutį užsisėdėjau, nepajutau, kaip praėjo laikas. Dirbtinį intelektą integruoti žmonėm, kurie rašo
klausė kažką tai apie automobilius, apie darbą, nu labai daug tų klausimų tokių, kurie šiaip yra visur nurodyti darbo laikai ir automobiliai, kur užeiti pasižiūrėti, kontaktai, bet yra daug žmonių jo rašo, nu tarkim, kaip pavyzdys, ar dar turite Volkswagen Passat juodą karavaną 20 metų. Iš kažkur žmogus rašo, kažkur tai mus pamatęs kitur, tada taip išeina, nežinau, nes, nu ir va tokį va, dariau testą, į šitą klausimą atsakė puikiai. Taip, nes, nu ten biškutį jį pamokinti reikėjo, kad informaciją imtų apie mūsų parduodamus automobilius mūsų svetainiai Facebook'e nurodžiau. Ten buvo kažkuria užklausiau, pameluot norėjau. Ar turit Volkswagen transporterį žalę? Atrašė, kad tokios spalvos, ilgai galvojo kažką atrašė, tokios spalvos aš dar neišmokintas. Rimtai. Nu jo, jis visur tekstuose matyt nepamatė, ar kaip, nežinau, principo tai. Šitą pasidariau, susipaveikslavau, nuotraukėlę sukėliau, eisiu dar susifilmuoti, eisim prie kitos. Po vieną ir viskas. Džiugios naujienos. Plius 5 eurai. Opel Astra hatchbackiukas išvažiavo. Parduotas. Šiandien tai tikriausiai viskas. Jau aprimo buvo tų žmonių dabar jau koks 11 valandų. Ir tikriausiai, kad bus viskas. Ir dar viena naujiena džiugi. Nu, niekada nedžiugino taip tie 5 eurai, žinokit. Kaip dabar. Nežinau. Žinai, ką kaupės. Važiuosim pirmadienį pasižiūrėti vieną aikštelę, kiek vienetų automobilių parduota. Pas mumis čia 7 liktai. 7 ar 8, nežinau, rašaus. Vienas. Viskas okei. Judam gerą linkmę. Jo ir skambino dar žmonės, norėtų prisidėti, kai ką padovanoti tam, kuriam irgi tikrai reikia. Pirmadienį susitiksim, viską jums papasakosiu, iš anksto nenoriu, kol 100% nesutarėm, kaip ir ką. Tai va, veiksmas vyksta. Ir važiuoja irgi neblogai. Tik va čia va, magonas jau nebe originalus įdėtas, jau Pionier. Bet navigacija veikianti dar rodo. Nu, push. Ką čia? Oba. USB muzikėlę galima pasijungti. 6 bėgiai. Nėra čia labai stebuklingo nieko. Na, aišku, langai, elektra. 6 pavaros. Dizelinė kasdieninė mašina. 12 metai, 2 litrai 100 kW, dizelis mechaninė, 226 rido, 7,6 startinė kaina. Sveika mašina. Nes šiaip jos tai būna jau taip. Nors setai gal mažiau, sakyčiau, gal šaranai daugiau mėgst oksiduotis. Setai mažiau kažkaip jo šito klausimu. Einam paveiksluoti. Labai keista būna, žmonės va vieni prieš 2 minutės užėjo, pežiukas, sako, žalsva, melsva, rakčiukus padau. Kelios sekundės praėjo, kiti žiūrėjo, sako, gal tą pežiuką galima pasižiūrėti. Blemba. Nu, nežinau, man tai nemalonu kažkaip, kai ir būna net ir 3 žmonės žiūri tą pačią mašiną ir vienu metu. Ano aikšteliai buvo net iki muštinių. Nu, jau per plauką.
Vieni kitiems sakė, tu pūskišė tik tai. Jau iki tokių žodžių jau buvo. Iš pradžių šypseno, žiūrinėje, šnekės kartu, paskui jau, aha. Tas ir turim dirbti, žinokit, dar labiau, dar stipriau. Kad kuo daugiau parduotume mašinų, laikas tiksi, viskas vyksta. Gerai, čia man tą Mitsubishi reikia dabar susirasti parametrus jo. SDK koduką atsiuntė, kainą atsiuntė, metus variklį atsiuntė. Nu tai, kaip į viską turim. Gerai, aš darau lapuką, žmonės ten dar mašinėlę apžiūri, dar vieną mašinėlę aš kodukai atvažiuos, priimsim ir važiuosim namo. Biškai užvalgysim, nusiprausiu, persirengsiu ir lieksim, reikia aplankyti tuos, kurie mūsų jau aplankyti negali. Jau gyslai kaktoje šoka per 3 sekundės. Čia žmonės vaikšto ir vaikas toks, nežinau, 8 metai. Hiperaktyvus matau ant stulpo mūsų, kur signalizacijos daviklis, kur kamera lipa ir taip, linguojas. Mitsubishis, 15 metai, 2 litrai 8,9 kW, benzas, elektros, dujos. Kuo trūksta? Dizelio. Automatas 4 varomi, 256 nuliekęs ir 10,900, 15 metų. Kaina nebloga pagal šitos Mitsubishius. Tik jau tos Mitsubishius, kai važiuoja žiūrėti, reikia apžiūrėti dugną. Nu tos iš Prancūzijos, ten kaip ir viskas ok, bet ir jeigu nėra antikorozinė kažkiek, jos reikia pūsti, griu gyvenk geriau nenusipirk, ką nors, nežinau, batų, žieminių, dasų, kedais, bet dugną nusipūst, nes, paskui, negerai būna. Škodukė. Style. Gerai. Žieminiai ratai bagažiniai. Vasariniai, žieminiai uždėti. Va. 203 rida. Mašina nebrangi, 3300 eurų. Škoda ir viskas teisinga, autopilotai yra. Klimato kontrolė, šildomos sėdynės, automatinė greičių dėžė, dizeliukas. Žodžiu, gera mašinėlė. Nebrangi. Važiuojame į aikštelę, įsivarysim, paliksim ir žinokit, jau judėsiu į namus. Jau viskas, dabar svarbus reikalai sutvarkyti, o visa kita tai per naktį čia galima sėdėti. Galim. Tai va, lieksim į kapus. Pareigą atlikti, apsilankyti ir aikštelę paliksiu pradarytą, paskui vakarė grįžęs uždarysiu. Viskas čia okei. Oi da, vos neužmiršau kiją šitą užrakinti. Žmonės irgi žiūrėjo. Judam pirmin, veikti turime ką. Čia Škoda, man atrodo, 7,7 kg, 1,6, ne, 1,977. Koks yra tas variklis, toks biškių plaktukas, bet nenukalamas. Tai va. Nu, sėdynės nesuplėšytos, niekas. Dar važiuosim. Jin dar tikrai kažkam bus naudinga. Mašinos. Rašė žiūrovas, kiek tu gali apie tą patį? Nu kiek apie tą patį? Nu visko po biškį. Taigi galima prasukti.
Galim nežiūrėti, kitą seriją persijungti. Galima kažką kitą žiūrėti. Aš tiesiog rodau karts nuo karto paėmęs kamerą, ką veikia, aišku, stengiasi tas mašinas, nes, nu, vis dėlto pagrindinis dalykas, bet visa kita irgi. Dalinuos, įžvalgom, patirtim. Kažkas paklausė, kur tą darei, kur aną pirkai. Gal kažkam naudinga informacija pravers. Pagrindas vis tiek yra mašinas ir viskas, kas aplink iš jų. Tai čia aš nematau tame problemos. Ir dar keli tūkstančiai nemato. Kiją užrakinti. Va. Nu ir viskas. Brangiosios. Tėtis išvažiuoja. Jūs gražiai būkit vietoj. Nu, rytoj sekmadienis turėsim vėl kitokių biškutį reikaliukų. Bus, įspėju, iš karto bus kitokio turinio. Parodysiu, kam mes visą tai darom ir būtina pamatyti. Vaikai, vaikai, vanagai. Tamsu. Žinau, kad tamsu. Šiandien noriu baigti, atvažiavau užrakinti aikštelę, tik tai užblokuoti, užrakinti ir lieksiu namus montuoti jum. O jau valandų, jau po 8. Nu, kažkaip tai. Rytoj bus kitaip, rytoj sekmadienis. Rytoj kai kur aš jumis viešios. O šiandien tiek, nei daug šiukšlių nuo žvakučių, o jų bus, oi bus, mačiau. Ir gražaus sekmadienio. Iki.